Čia laida apie ūkį ir bites. Lietuvoje jau tampa gražia tradicija vėlyvą pavasarį surengti tarptautinę vietos veiklos grupių mugę. Šiemet ji rengiama jau antrą kartą. Išvakarėse ES šalių narių vietos veiklos grupių ir nacionalinių kaimo tinklų atstovai rinkosi į konferenciją skirtą pasidalinti gerąją patirtimi ir užmegzti partnerystės ryšius. Viena iš naujų Europos komisijos iniciatyvų besibaigiančio 2007-2013 metų programavimo laikotarpio metu buvo nacionalinio kaimo tinklo steigimas. Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, įsteigė tokį tinklą. Bendra jo paskirtis – padėti geriau įgyvendinti kaimo plėtros programą. Tai Lietuvos kaimo tinklas buvo įkurtas 2008 metais. Šiais metais jisai eina jau savo 5 veiklos metus. Ir labai džiaugiuosi, nes šiuo metu tinklas per visą savo veiklos laikotarpį subūrė, suvienijo netgi arti 900 kaimo plėtros dalyvių. Tinklas yra 7-13 metų programos techninės pagalbos viena iš veiklos sričių. Tinklas savo veiklą organizuoja ir turi tam tikrą organizacinę struktūrą. Ir visi tinklo nariai veikia komitetuose. Viena iš tokių iniciatyvų, kurią organizavo Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas, ir yra ši tarptautinė vietos veiklos grupių konferencija, ir tarptautinė vietos veiklos grupių mugė. Iš esmės mes esame nauja ES valstybė narė, ta naujoji šalis, kuri ES įstojo tik 2004 metais, tai mes dar daug ko mokėmės. Tačiau aš manau, kad pastaraisiais metais mūsų patirtis jau atsirado, mes įgijom drąsos ir mes ne tik tai, kad pramokom ir turėjom galimybę pasižiūrėti per įvairius projektus, per Lietuvos kaimo tinklą, kaip veikia žmonės analogiškuose projektuose, ką jie veikia, kuo užsiima kaimininėse šalyse, tačiau mes atradom naujų idėjų, tokių tiesiog, kurios mus padaro tokiais daug stipresniais. Konferencijos iš kartos į kartą, išsaugant regiono savitumą, Lietuvos atstovai bei svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Prancūzijos, Estijos pristatė savo šalių vietos veiklos grupių įgyvendintus projektus, dalinosi patirtimi, domėjosi vieni kitų padarytais darbais ir vykdomais tarptautiniais projektais. Šitą galimybę čia šiandien išsisakyti, pasipasakoti mūsų vietos veiklos grupėms, mūsų tiems iniciatyvininkams iš apačios duos minčių, peno ir artimiausiu metu, kada Žemės ūkio ministerija parengs gairės, kaip turi būti rengiamos vietos plėtros strategijos naujam laikotarpiui, tai manau, kad jos bus kokybiškesnės, įdomesnės ir jau galbūt tas tarptautinis bendradarbiavimas, kuris šitam laikotarpiui jisai tiesiog uždelstas buvo, kadangi dar žmonės ieškojo tų kontaktų, nelabai žinojo, kaip tą daryti. Manau, kad tai vyks sklandžiau. ES finansuodama šalis narės ir tam tikras iniciatyvas, viena iš iniciatyvų turi taip vadinamas iš apačios į viršų iniciatyvą, kad žmonės tie, kurie gyvena savo regionuose, tie, kurie gyvena čia ir yra čia, jie tą savo teritorijas, tuos savo regionus puoselėtų. Kur visos tos programos esmė, be abejo, būnant arčiau žmonių, žmonės patys geriau žino, ko jiems šalia reikia. Antras dalykas yra tai, kad kaimas nebevirsta vien tik tai kaimu ir vien tik tai žemės ūkiu. Tai yra ir pasirodo, galima ten daryti ir kitas veiklas. Dar labai svarbus momentas yra tai, kad išlaikomas regiono savitumas. Kai mes turim tik tai savo kiemo smėlio dėžę ir mes joje žaidžiam, tai faktas tai, kad mums atrodo, kad ta smėlio dėžė yra visas pasaulis. Bet jeigu mes pamatom, kad ir kaimynai turi savo smėlio dėžę ir kiti kaimynai turi, mes pažiūrim, kaip jie, kaip sakant, elgiasi. Tai aš iš tą gaidą būtent ir norėčiau pasakyti, kad iš esmės yra labai svarbu dalintis patirtim. Kauno rajonas supažindinimui su Lietuvoje vykdomais vietos veiklos grupių projektais pasirinktas neatsitiktinai. Tai vienas didžiausių kaimiškų rajonų Lietuvoje. Jame gyvena per 90 000 žmonių. Todėl Kauno rajono vietos plėtros strategija viena didžiausių Lietuvoje. Iš viso jos įgyvendinimui skirta beveik 14 milijonų litų kaimo plėtros fondo lėšų. Didžioji šios paramos dalis 12 milijonų litų skirta konkretiems vietos projektams. Per šį laikotarpį mes jau
finansavome arba finansuojame 73 projektus. Ir dar šioks toks lėšų likutis apie 1 milijoną maždaug yra likęs. Tai dar planuojam apie 10 projektų finansuoti. Bet to tokie didieji projektai, investiciniai, jie jau beveik visi yra arba įgyvendinti, arba įgyvendinami. Kai mes rengėme vietos plėtros strategiją, iš tikrųjų buvo labai sunku žmonės įtikinti, kad tai, apie ką jūs galvojat, apie ką jūs svajojat ir kokiu jūs projekto idėją turite, kad visa tai bus realizuota. Visi tai žiūrėjo gana skeptiškai, kad, žinome, šitų strategijų daug yra visokių paruošta, bet jos ir lieka popieriuje. O šiuo atveju, kaip tik tai įvyko tai, kad tai, ko žmonės trūko, kokias jie įvardijo didžiausias problemas savo kaimuose, tai pavyko išspręsti. Pagal naują tvarką, pagal naują kaimo plėtros reglamentą, kuris vis dar šiuo metu svarstomas Briuselyje, dar jisai yra tik projektiniai stadijoje, dar nėra patvirtintas, bet iniciatyvai iš apačios bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai yra numatyta skirti ne mažiau 5% viso kaimo plėtros finansavimo voko. Tai Lietuvos atveju dabar pagal vėlgi preliminarius skaičius, kadangi tai irgi nepatvirtinti skaičiai, tai šiuo metu šitam finansiniam laikotarpiui žiūrint iš ES pusės yra skirta 1,8 milijardo eurų. Tai naujamgi laikotarpiui Lietuvai kaip ir šviečiasi šiek tiek mažiau, 1,4 milijardai eurų. Tačiau nuo tos sumos ne mažiau kaip 5%, gali būti ir šiek tiek daugiau, gali būti skiriama tokiems projektams. Kauno rajono Ringaudų bendruomenės centras parengė ir pateikė paraišką bendruomenės namų rekonstrukcijai. Projektas parengtas pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 metų strategijos pirmojo prioriteto priemonės kaimo atnaujinimas ir plėtra, pirmosios veiklos sritį viešųjų pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. Mūsų bendruomenė kaip ir neturėjo daugiau iš tikrųjų niekur kur rinktis. Būdavo čia ir džiaugsme, ir varge, ir nelaimėje, visi eidavo į šitą pastatą. Jisai buvo senas, sukiužęs, pro stogą bėgdavo, bet užtat dabar turim labai modernius, gražius bendruomenės namus ir taip pat visi žmonės renkasi ir dar labiau ir susirinkimai čia vyksta. Ir jaunimas ateina. Šitą projektą finansavo Europos Sąjunga ir šita investicija buvo 153 virš tūkstančio. Tikrai labai gerai, ypatingai tokio pensinio amžiaus. Aš, pavyzdžiui, pragyvenau mieste visą laiką, dabar grįžau į kaimą ir labai laiminga, kad čia suradau tokią bendruomenę. Konferencijos dalyviai aplankė Kačerginę. Šiuo metu čia gyvena apie 750 gyventojų. Tai pati mažiausia pagal plotą ir gyventojų skaičių Kauno rajono seniūnija. Kačerginėje pristatytas projektas Kačerginės parko atnaujinimas. Pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra, antrosios veiklos sritį, gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas. Kaip bebūtų, tai yra pats centras. Kačerginėje yra dvi tokios viešos teritorijos, tai kaip vadinamas Biliūno aikštė ir būtent šitas parkas. Tai mūsų mintis buvo tokia, kad šitas parkas kaip centre, nes čia būtent pati gyvenvietės, pats gyvenvietės centras, kad jį padaryti tokį reprezentacinį. Praplėtėm, išvalydami dalį teritorijos, atstatydami ir naujai padarydami takelius. Dalis erdvės buvo aplamai, šitas visas posūkis, kur matom vaikų žaidimo aikštelėje, aplamai buvo neišnaudota erdvė ir vaikai praktiškai neturėjo kur žaisti, pagrindinis tranzitinis kelias ir keli takeliai. Mūsų bendruomenės centre nėra tiek daug narių, bet jie tikrai prisidėjo visi, kiek kas galėjo pagal savo galimybės ir jėgas. Ir šiai dienai, kaip pasakyti, mes jau turim galutinį rezultatą. Tai yra paskatinimas bendruomeniškumo ir paskatinimas žmonėm veikti ir galvoti, ką galima padaryti gražaus dėl visų, ne dėl savęs. Konferencijos dalyviai ypač didelį dėmesį skyrė jaunimui, diskutavo, kaip įtraukti jaunimą į kaimo bendruomenių gyvenimą. Gražų kartų bendradarbiavimo projektą pristatė Kauno rajono Ežerėlio bendruomenės centras. Čia įgyvendinamas projektas tradicinių Ežerėlio renginių kokybės gerinimas. Tai buvo įsigyta tam tikros aparatūros, sakykime, po to palapinė scena, paviljonas, kuri daugiafunkcinė irgi tokia, kur galima ne tik tai koncertuoti, bet galima ir pailsėti.
Toliau renginiai, kurie vyksta, tai irgi buvo ir bus samdomi atlikėjai. Labai daug dėmesio skiriam jaunimui, kadangi ateitis, tai jaunimas, tai be jų ir mes visiškai mums gal ir nereikia. Tai kaip ir vaikų žaidimo aikštelės, nuo pačių mažiausių. Tai jaunimas, turim irgi teikti jiem, ką jie nori. Tai jiem ir muzika, ir reiškia, ir vakarai, diskotekos reikalinga. Tai kai jie žinom, kad jie šalia ir patys savo organizuoja ir saugus, tai mums patiems daug lengviau gyventi ir patogiau. Vasarą galvom surengti kaip čempionatą ir išrinkti stipriausią ežerėlio žmogų, tai irgi, manau, yra jaunimų įtraukimas, kad kažkokią veiklą, kad daugelis ir rūkydavo ir viską ir pradėjo sportuoti, atsisakė šių žalingų įpročių. Tai, manau, tikrai turėjo didelį pliusą šitie ežerėlio bendruomenės namai daugeliui pasikeitimų. Europos pinigai, jie dar padarė dvigubą naudą tame, kad kartu sustiprino vietos veiklos grupės ir vietos savivaldos partnerystę. Kadangi savivaldybė, vietos valdžia, savivalda vis dėlto suprato lyder metodo svarbą ir suprato šitų pinigų panaudojimo svarbą. Ir todėl iš tikrųjų mes tapom labai puikūs partneriai įgyvendinant šitos projektus. Organizatoriai tikina, kad toks tarptautinis renginys taps kasmetinė tradicija. Juolab, kad jos dalyviams yra puikiai proga pabendrauti tarpusavyje, užmegzti tarptautinius ryšius, pristatyti įgyvendinamus vietos projektus ir aptarti būsimų idėjas. O po reklamos lankysimės viename didžiausių avininkystės ūkių Lietuvoje, kurį įkūrė 2 kurso draugai. Likite kartu. Šiemet gerokai pavėlavęs pavasaris pakoregavo planus ne vienam ūkininkui. Aukštaitijoje ūkininkaujantis Mindaugas Ralys ir Arnoldas Silkinas sako, kad tokiu metu avys jau seniai būdavo laukuose, o šiemet pirmos žolės paragauti išgintos dar visai neseniai. Kadangi mes avis šeriam visą tvartinį periodą grūdais, tai jos šitą jau jom čia kaip dievė mūsų turbūt. Ir tie einam žmogų pamato ir visos chorų pradeda bliauti. Tai tiem grūdai tai pavies neprisišauksi, bet tik tai su grūdais. Ignalinos rajone Lygūnų kaime nuo 250 avių ūkį pradėję kurti 2 jauni ūkininkai Mindaugas Ralys ir Arnoldas Silkinas šiandien savo bandoje skaičiuoja per 1000 avių. Baigę mokslus ir gavę veterinarijos gydytojų diplomus, samdomais darbuotojais būti nenorėjo. Pasišnekėjom, kad kažką reikia savo kurti ir taip nusprendėm, susiradom pastatus, susiradom žemės, buvo niša avininkystė ir nutarėm užsiimti tą veiklą. Kai patys neauginom, atrodo labai viskas gražu, viskas paprasta ir taip, ko čia daugiau reikia, čia susitvarkysim tikrai, kadangi čia patys veterinarai, tai atrodo viskas, bet kai pradėjom auginti ir grinai savo dirbti, tai pamatėm, kad vis tiek avis, kiekvienas gyvūnas reikalauja ir dėmesio, ir priežiūros, ir tinkamo šėrimo. Kaip ir kiekvienoj veikloj yra specifinių dalykų, dirbi, mokaisi, kažkur skaitai, kažką naujo sužinai ir keletas metų jau avininkystėje galim sakyti, kad kažką jau žinom. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje ekologinis ūkininkavimas remiamas kaip gamybos sistema, kuri užtikrina kokybiškų maisto produktų gamybą. Daugiausiai ekologinių ūkių Lietuvoje buvo 2007 metais. Nuo to laiko jų vis mažėja. Šiandien ekologiškų produktų paklausa sparčiai auga užsienio šalyse. Augimas pastebimas ir Lietuvoje, todėl tikėtina, kad ekologiniai ūkiai Lietuvoje plėsis. Sakykim, čia vietovė tokia vienas dalykas, kad, tarkim, grūdiniam kultūrom nelabai gali užsiimti. Čia daugiau gyvulininkystė. Galima, kaip matot, kalvotos vietos ir ekologiškas kažkaip natūraliai mums. Tiesiog buvom nusistatę tokius principus, kad ūkininkausim ekologiškai,
auginsim sveiką produkciją, nes prieš tai, ypač dabar žmonės jau supranta ir atsirenka, kas kur yra. Avį paprasčiausiai tas sąlygos laikymo ir galimas kuo paprasčiau buvo. Nereikėdavo nei to šildomų tvartų, nei kažkokio spec raciono ar dar ką. Pradėjom nuo šieno gamybos, aišku, kurio kiekvienais metais pritrūkdavo ant tiek avių, nes be galo daug jom reikėdavo. Natūraliai, pievos natūralios čia, jos nėra derlingos, kaip tik avim pritaikytos. Ir taip ir pradėjom paprasčiausiai. Jauni ir energingi ūkininkai įsisuko į darbus. Patys avis šėrė, gydė, ruošė pašarus. Pasak Mindaugo, didinant avių bandą reikėjo naujesnės, modernesnės technikos. O tokia pradedantiems ūkininkams buvo per brangi. Ūkininkai nekartą pasinaudojo valstybės ir ES teikiamą paramą. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą ūkio modernizavimui skirtą priemonę, ūkininkai įsigijo modernios technikos. Jie pasinaudojo galimybę teikti projektą supaprastinta tvarka. Mes pradėjom, tai jau sakau, Belarusą tą vadinamą vientiltį nusipirkom ir padargų šienui pasigaminti. Tai neužtekdavo šieno, tai žmonių pirdavom. Kiekvieną pavasarį ten didžiausiais vežimais veždavom, tai žmonės stebėdavosi, sakydavo, kur jūs tiek padėsit, tai mums ten 3-4 dienom. Kaip tik įstojom į Europos Sąjungą, atsirado parama žemės ūkiui, tai ir pradėjom, nes kai kūrėsi ūkis, nusipirkom seną traktorių, kelis padargus ir gana sunkiai dirbom, bet pasinaudoję Europos Sąjungos paramą, atsinaujinom, daug investavom į techniką, į įrangą ir tai sakyčiau, kad labai didelis žingsnis buvo mūsų plėtroje. Ūkyje auginamos mėsinės avys. Tai Oksfordaunai ir Vokietijos juodgalvės. Šios veislės avys gerai prisitaikiusios prie klimato ir šėrimo sąlygų. Jų mėsa puikios kokybės. Kad patiektų į rinką šviežios skerdienos, ūkininkams reikėjo nuosavos skerdyklos. Per 3 metų vyrai savo rankomis pasistatė nedidelę ir pritaikytą jų ūkio reikmėms. Joje galima paskersti iki 30 ėriukų. Norint parduotą avį, reikia ją legaliai paskersti skerdykloje, o kadangi Ignalinos rajone buvo tik viena skerdykla ir tai toli už 30 km, tai pakankamai didelės išlaidos vežiot ir ne bet kada pasiskersi, o čia mes kaip nutarėm, kad verta investuoti į šitą ir tiesiog pridėtinė vertė didesnė. Tarpukariu Lietuvoje buvo auginama daug avių, gyvavo gilios avienos ir ėrienos vartojimo tradicijos, kurios sovietmečiu buvo gerokai primirštos. Statistiniais duomenimis vienas Lietuvos gyventojas per metus suvartoja apie 77 kg mėsos. Daugiau nei pusė 43 kg suvartojamos mėsos kiauliena. Tačiau pastaraisiais metais vis dažniau į savo racioną gyventojai įtraukia ir populiarėjančios avienos bei ėrienos. Dabar labai didelis susidomėjimas yra avininkystė, nes žmonės kažkaip po sovietinių laikų buvo atpratę valgyti avienos ar tai ėrienos skerdieną, reikėjo juos tiesiog mokyti, kad čia viskas gerai su ta mėsa yra, nes visi tradiciškai buvo kiaulieną pripratę valgyti. Tai tas pats, kas veršieną ir karvieną būtų. Tai va toks skirtumas ir tarp avienos ir ėrienos. Nes avis, jau pakankamai gyvulis suaugęs ir ta mėsa raketa, kurią reikia troškinti. Jau kepto paprasčiausiai tai paprastai nepadėsi. O ėriuką jau gali paprasčiausiai daryti ir pakepti, ir ant laužo, ir orkaitį, ir ant keptuvės. Ir mėsa šiek tiek skanesnė, sakyčiau. Ir lajaus to mažiau. Ėriena, sakykim, dietinė. Mažai riebalų turi, mažai cholesterolio arba išvis neturi. Minkšta, skani, tinka alergiškiem žmonėms, ypač kas turi mažus vaikus, naujagimius, labai dažnai ieško tokios mėsos. Ir šiaip gurmanams. Klientai užsisako pas mus, yra restoranų keletas, kurie ima, užsisako. Mes skerdžiam 1 dieną į savaitę ir po to penktadieniais pristatom
į Vilnių, į Kauną daugiausiai, ten daugiausiai yra vartotojų. Avininkystės verslu užsimantiems lietuviams didžiausias galvos skausmas avies vilna ir jo supirkimas. Keletą metų avies vilną sandėliavę ūkininkai Mindaugas ir Arnoldas šiandien ne tik ją, bet ir avikailius parduoda supirkėjams. Vilną dabar ilgus metus sandėliavom, bet atsirado rinka ir vilnai. Dabar toks žmogus, turbūt žinot, prie Klaipėdos Jurtas daro. Tai va, jis visą vilną praktiškai Lietuvoje nuperka iš avių augintojų. Kailius taip pat yra žmonės, kurie užsiima perdirbimu. Beveik viską parduodam, kas iš avies galima gauti. Vis kerpam patys, eilę metų išmokom, įsigijom kirpimo mašinėlės, internete medžiagos, literatūros, pabandėm. Iš pradžių kiau sekėsi, dabar jau galima apkirpti kaip ir normalus kirpėjas avies. Ūkyje visus darbus nudirba Mindaugas su Arnoldu. Jiems padeda vienas nuolatinis darbininkas, o sezono metu dar keletas talkininkų. Ūkininkai toliau kuria ambicingus planus. Avių bandą ketina padvigubinti. Mažai kada būna, kad atidirbtum kaip 8 valandas ir namo. Anksti pradedi ir po to kiek reikia jau. Kiek reikia. Pašarą gamini, būna jau saulė leidžias, bet dar turi pabaigti, susukti ruloną paskutinį siloso. Eriavimasis būdi, tada pamainom su Mindaugu. Vienas vieną naktį būdi, kitas kitą naktį. Vienam naktį pasisekė, sakykime, apsiriavo, ten 10 avių, 16 eriukų, kitą naktį ateini, gimė per parą 70 eriukų. Tai va, taip negali nuspėti, kada tu ateini kartais ryte, o grįžti kitos dienos per pietus, eriavimuose metu būna taip. Siekiam kokybės visur, sakykime, kad ir toj pačioj, sakykime, mėsos perdirbime, nes yra kur jos siekt, norim, kad viskas būtų daug geriau negu parduotuvėje. Šiai dienai būtų dar gerai, sakykime, kad ir tą kokį mini perdirbimą padaryti. Būtų gerai ją dar sutvarkyti ir toliau, kad, sakykime, ar dar pasigaminti kokios produkcijos, nes bandėm čia vis išvežėm, vytinom, tai labai skaniai gavosi, skani mėsa. Tai va tokių va, kad užsibaigti galutinį tą procesą, sakykime, gyvulio nuo gyvulio užauginimo iki pateikimo ant stalo. Štai tokie ūkininkų planai ateičiai. Net nebejojame, kad greitai ant savo stalo turėsime ir ūkyje pagamintų ne vienos rūšies rūkytų ėrienos ir avienos gaminių. Tiek norėjome parodyti šį rytą. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos apie ūkį ir bites kartojimo ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki! Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.